Sveiki, mėly tinklalaidės Tyla po triukšmo žiūrovai. Aš Augustė Goberytė. Aš Augustė Ramskaitė. Ir šiandien labai šventė sveikinti su mūsų pašnekovė. Šiaip gal daugelį ir pristatinėti nereikėtų, bet labai noriu tą padaryti. Tai mano šokių mokytoja, labai nuostabus ir labai mielas ir labai geras žmogus, iš kurio labai įdomu ir gera mokytis. Tai Katerina Voropai. Sveiki. Ir šiandien mūsų tema yra apie šokius, apie kelią į šokių pasaulį. Ir mano pirmas klausimas jums būtų, tai kaipgi prasidėjo tai jūsų kelionė į šokių pasaulį ir kaip pajautės, kad būtent šokiai turi būti jūsų gyvenime? Visai netikėtai. Niekada negalvojau, kad būsiu šokėja ir šiaip niekada gal nebuvo tos aistros šokiui, nors šokdavau visur ir visada, bet iki kol atsirado šokis, prieš tai buvo dar begalė daug būrelių, kurias labai norėjau lankyti, bet tiesiog susikloščius tam tikrom aplinkybėm, tas lankymas jisai nutrūkdavo. Ir vieną žiemos vakarą mes su šeima nuėjom į kažkokį tai vaikišką spektaklį ir pertraukos metu buvo šokėjų pasirodymas. Žinoma, po ko iš karto mama kažkokiu būdu praėjo tos užkulisius, išsiaiškino, kokio stiliaus šokius jie šoko, pas ką jie šoko ir jau kitą savaitę aš jau šlifavau parketą. Kaip greit sugebėt ryte. Tai va visiškai neplanuotai. O kas buvo įkvėpimo šaltinis būti mokytoja? Niekada nebuvo minčių, kad aš būsiu šokių mokytoja. Absoliučiai. Visai atsitiktinai atsirado pedagogikos studijos mano gyvenime. Stojau tenais būtent su tą intenciją, kad labai norėjau dar pati šokti. O tai buvo puikiai galimybė turėti daug praktikos valandų ir turėti naujos patirties. Tačiau, kai atsirado pirmi televizijos šokių projektai mano gyvenime, matyt, jie ir įtakojo, nes pats projekto pobūdis reikalauja to pedagoginių kažkokių tai žinių gebėjimo, reikalauja, žodžiu, tu atsirandi tokia situacija, kai tu turi būti ir režisierius, ir choreografas, ir pedagogas, ir dar kartais ir psichologas. Taip, tai tiesiog matyt šokių projektai pastumėjo eiti tą linkme, kas paskui tiesiog iki šiol, taip sakant, lydi mane mano pedagogo patirtis. O tai tada įdomu, dar čia iš klausimų išplaukė ekspromtų klausimas, tai jeigu neplanavot būti mokytoja, tai kuom norėjot būti? Kažkada vaikystėje svajojau dirbti policininkė. Taip. Paskui dar kažkokios buvo mintis būti stiuardesė. Nežinau, gal čia kažkokia romantika, taip atrodė man. Tai kažkaip visai taip sakau, jeigu ne šokių projektai, tai kur nors dabar budėčiau su policininko lazdelė. O kas labiausiai įsiminė iš šokio pedagogikos studijų laikų? Kas buvo įdomiausia ir kas buvo sunkiausia? Įdomu buvo viskas, nes tai buvo absoliučiai nauja patirtis, kai savaitės eigoj tu turi, dabar nesuskaičiuosiu, bet tarkim kažkur apie 5-7 skirtingus šokių žanrus. Apart praktikos tu turi be galo daug ir teorijos, nes kai tu tiesiog lankai šokius būdamas vaiku, taip, būdamas šokėju, retai kuris treneris skyrė laiko teorijai, nes tikslas yra pasiekimai, kurie yra dėka muštro ir praktikos N valandų. O kai tu jau esi studentas, tai jau, taip sakant, tas kursas jisai apima viską. Tai įdomu buvo viskas, nes viskas buvo nauja. Mes turėjom be galo gerus
lektorius, nežinau, taip, kad kažką išskirti, tai labai sunku būtų. O kas sunku buvo? Sunku būdavo bemiegės naktis, kai, aš neprisimenu, mūsų kurse buvo apie 23 gal studentai. Ir mes buvom pasiskirstę, vieni ėjo šiuolaikinio šokio kryptim, kiti ėjo tautinio šokio kryptim. Ir bet kokiu atveju kiekvienas iš studentų turėjo paruošti savo kompoziciją ir realiai vienas studentas, preliminariai šokdavo kažkur apie 10-15 kompozicijų. Tai reiškia, tu pašoksi pas mane, aš pašoksiu pas tave, nes reikėdavo grupės didelės. Tai, sėdi nuo ryto iki vakaro, kol visas kompozicijas visų savo grupiokų išmoksti. Tai tas toksai, kur ir mėgiai, ir valgai, ir, žodžiu, tai pusė kojos gyveni kartu. Bet aišku, čia tik tai prieš sesiją, čia nebūdavo tas pastovus laiko toksai periodas. Bet prisiminti dabar yra smagu. Nežinau, ar norėčiau pakartot. Nors vėlgi grįžtant prie šokių projektų, tai principas labai panašus. Ir dieną, ir naktį, ir valgai, ir mėgi, ir viskas vyksta arba salėje, arba studijoje. Amžinas studentas. Ko esat išmokus ir ką supratus savo mokinių ir šiaip šokio meno dėka? Iki šiol mokausi. Nėra taip, kad pasieki kažkokią kartelę ir paskui jau atrodo viskas, ne? Tarsi, kad jau esi šokių dievas. Arba mokytojas visagalis. Tikrai ne, nes keičiasi kartos, keičiasi mokiniai. Pas mane dabar yra, jeigu tai paaiškinti, mokinių amžiaus skirtumas, tai preliminariai kažkur nuo 11 metų, plius minus šiam plius, 60 plius. Tai negali taikyti vienos metodikos ir vaikam, ir paaugliam, ir suaugusiam. Taipogi visų yra skirtingi tikslai, dėl ko jie ateina. Kažkas ateina gerai praleisti laiko, kažkas ateina pasisemti žinių, o kažkas, nežinau, turi dar kažkokių savo ketinimų. Tai tu turi būti be galo lankstus, tu turi mokėti išlaikyti dėmesį ir pritaikyti informaciją taip, kad jinai būtų aiški ir kad būtų rezultatas. Tai toks multitaskinimas pastovus. Kaip atrodo šokio kūryba, nuo ko visą tai prasideda? Yra labai daug skirtingų metodikų ir skirtingų technikų. Kartais muzika nukreipia ir padiktuoja, ko reikia. Kartais tu dėlioji žingsnius, priklausomai irgi kokio rezultato tu tikiesi. Jeigu tai yra kažkoks tai šou pasirodymas, tai žinoma jau nėra taip, kad tu susidėlioji žingsnius, paskui juos didinant muzikos. Ne. Prasideda viskas nuo režisūros, nuo idėjos kūrimo, nuo kažkokios istorijos kūrimo, o tada jau remdamasis muziką tu pasineri į tą scenarijų, jeigu taip galim pasakyti. Jeigu tai yra kažkokia tiesiog šokių pamoka, kur reikia sudėlioti tam tikras figūras pagal šokėjų lygį, tai vėlgi visa, aš nežinau, ar čia yra, gal iš dalies yra kažkokia techninė kūryba, nes ne visos figūros gali būti patogiai sudėliotos judant. Tai vėlgi turėtų būti kažkoks tai loginis figūrų išdėstymas eigoje. Tai labai įvairiai, ko nėra taip, kad naudojas visą laiką tą pačią metodiką, priklausomai nuo poreikio ir nuo tikslo. Ką jūsų nuomonė šokiai suteikia žmogui apart fizinės veiklos? Aš manau, kad šokiai tai vis tiek dalinai yra kažkokia tai terapija. Nes juk jų būna irgi
būtų šokį. Mes nekalbam tik tai apie, tarkim, baletą arba pramoginį šokį. Taip, judesys, garsas, emocijų išraiška. Tai aš manau, kad tai gali būti kaip ir atsipalaidavimo terapija, tai gali būti kaip kažkokia meditacija. Kartais nereikia įdaužyti indus, galima išsitaškyti, jeigu tau reikia kažkokią tai agresiją iš savęs išleisti, tai vėlgi manau, kad galima visą tai padaryti dėka judesio ir šokio. Tai manau, kad tai yra ne tik tai sporto šaka, meno šaka, bet tokia gali būti kaip ir terapija, gydymas, savęs pažinimas. Nes jeigu mes stebim vaikus, taip, ne naujagimius, bet dar lėliukus visai, juk didžioji dalis jų puikiai girdi ritmą, puikiai girdi muziką, taip, atskiria balsas, garsas, taip, kuris nukreipia arba miego, arba kažką griežčiau gali pasakyti. Tai viskas, aš manau, eina per tą judesį, per kažkokį tai, kuris yra nuo pat gimimo pas mus. O jau paskui, aišku, tai viskas vystosi į tokį kaip meną. Dėl terapijos tai labai surezonavo, man taip pat atrodo. O ką pasakytumėt žmonėms, kurie niekada nešoko ir kaip įkvėptumėt juos pabandyti? Niekada nereikia nieko bijoti, iš tikrųjų. Aš suprantu, kad yra žmonių, kurie gal nepatinka šokti ir tai yra normalu, taip? Nes lygiai taip pat, kai kažkam reikia aktyvesnio sporto, kažkam reikia ramesnio, kažkas mėgsta skaityti knygas, kažkas mėgsta klausytis knygų. Taip? Tai va, bet tikrai nereikia atsisakyti, kol nepabandai. Reikia pabandyti, pažiūrėti ir aš manau, kad kai surandi savo tinkamą trenerį, kuris įkvepia tave, kuris žino, kada reikia palaikyti, kada galima pabart, tai tas tiesiog turėtų dar labiau skatinti judėti priekį. Tai pradėkit nuo to, kad tiesiog nereikia pirkti šokių batelių, nereikia, nežinau, siūti savo suknelę. Pradėkit nuo to, kad jūs tiesiog užsirašot ir ateinat vienai treniruotei. Va tiek užtenka. Nes po pirmų 3 treniruočių jau yra maždaug aišku, ar prilips, ar tu šoksi toliau, ar visgi tau smagiau būtų pamedituoti, arba joga, arba pilatesas. Aš turėjau tokį labai įdomią patirtį savo trenerės mokytojos karjerai, kai žmona atsivedė vyrą. Jisai baisiai nenorėjo. Ir jinai, žinodama iš anksto, kad jisai gali atsisakyti, jinai jam padovanojo pusės metų abonemento. Po pusės metų, kai jau, taip sakant, abonementas pasibaigė, jinai jau buvo nieko prieš nebelankyti šokių, bet jisai nusprendė, kad jie toliau tęs jų kaip šokėjų karjerą. Ir jie iš tikrųjų po to laiko, kol dėja neišsikraustė iš Lietuvos, jie pas mane dar šoko gal gerus kokius 6 metus. Ir manau, kad gal ir būtų buvę būtų toliau tęsę šokius, bet dėja darbo reikalais išvažiavo. Bet kas įdomiausia, žmona nuvedė, paskui susikėtė. Taip, tai va, ir sakau, nereikia tiesiog neatsisakyti, nueit, pasibandyti. Nepatiks, visada galima nelankyti. Tai šiaip ir man pačiai buvo, kad atsimenu vaikystėje, mama užrašė šokius, sakiau, nenoriu, sunku, ne. Praėjo kažkiek laiko, tai kiek čia? Na, iki dabar. Taip. Na ir pabaigai, šiaip man asmeniškai vienas iš įdomiausių klausimų, kurį jums sugalvojau, tai jeigu jūsų gyvenimas būtų šokis, koks jis būtų? Manau, kad būtų sunku tai įpinti viską į vieną šokį. Greičiausiai tai būtų kažkokia paletė skirtingų spalvų, nes daugumai
aš esu gyvas žmogus ir tos nuotaikos ir dienos, jos būna įvairios. Lygiai taip pat, manau, kaip ir mano gyvenimas ir mano šiai dienai turima patirtis gyvenimo, tai greičiausiai tai būtų kelių šokių siuita, kurioje, aišku, būtų meilė, būtų kažkoks gal biškutį kelios natos ramybės, be rock'n'rollo tikrai niekur. Gal ir šiek tiek biški kokio metalikos, tokio prieskonio. Taip, tai vienu šokiu tai neapipavydalinsi. Tai ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Labai ačiū Katerinai, kad sutiko pasidalinti savo išmintimi. Ačiū, labai įdomu buvo ir gera klausyti. Dėkui Jums ir dėkui žiūrovom.